pirmas žingsnis yra sudėti kubo pliusą. Kas yra kubo pliusas? Štai čia yra kubo pliusas. Kubo pliusas turi viršutinę dalį, štai šitą, ir 2 kubelius šonuose. Tai viršutinės dalies ir šonų 2 kubelių sudėjimas vadinamas kubo pliusu. Dedant pliusą dirbame su kubo kraštais. Norint sudėti kubą, be abejo reikia išsimaišyti jį. Tai ir padarykime. Štai turime išmaišytą kubą. Tai dedant pliusą, norint sudėti pliusą, mes turime dirbti su kubo kraštais. Pradėkime sudėti kubą nuo žalios spalvos. Ką reiškia pradėkime sudėti nuo žalios spalvos? Tai reiškia, kad žalia spalva bus viršuje, dalyje, U didžioji. Tai kubo pliusas yra sudėtas iš 4 dalių. Štai čia yra pirmoji, šilinė yra pirmoji kubo pliuso dalis, antroji, trečioji, 4. Nesvarbu, nuo kurios pradėti, nėra jokio skirtumo. Na, tarkime, mes norime sudėti šią kubo pliuso dalį. Pirmiausia, žiūrime į centrus. Turime žalią centrą ir turime raudoną centrą. Kad gautume gražią pliuso dalį, mums reikia susirasti kraštą, kuris atitiktų šias spalvas. Štai čia mums trūksta raudono žalio krašto. Jis gali būti bet kurioje kubo dalyje. Štai. Radome raudoną žalią kraštą. Mums jo reikia štai čia. Šitą kraštą turime atgabenti čia. Tai yra gana sudėtinga, nes norint tai padaryti reikia šiek tiek pasipraktikuoti ir suvokti, kaip juda pats kubas, nes sudedant kraštus ir nėra jokios formulės. Tai dabar bandysime šį kraštą atgabenti čia, į reikiamą vietą. Kad tai padaryti, mums kraštą reikia nusikelti į apačią. Štai matome, raudona žalia atsirado apačioje. Paprastu pasukimu nusukame kraštą ties reikiamos pliuso dalies. Štai matome raudoną žalę. Ir paprasčiausiai apsukame taip, kad šis kraštas atsirastų reikiamoje pliuso dalyje. Dabar, tarkime, ieškosime šio krašto. Žalia ir geltona. Čia turi būti žalias geltonas kraštas. Vėl ieškome krašto, štai jis vėl viršuje. Kad galėtume jį atgabenti į reikiamą vietą, pirmiausia nusileidžiame jį į apačią. Tuomet sukame, kol jis atsiras reikiamoje vietoje. Žalia geltona. Ir vėl, kaip prieš tai, apsukame. Štai jis atsidūrė reikiamoje vietoje. Žalias geltonas kraštas sutampa su žalia geltona pliuso dalimi. Tik matome, kad spalvos yra apsivertusios. Ką mums daryti, kad spalvos apsiverstų tinkamą linkme? Čia ir bus mūsų pirmoji formulė. Ji yra gana trumpa ir labai paprasta.
Tai norint, kad susikeistų vietomis, mes naudojame šią formulę. F prieš laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę, L prieš laikrodžio rodyklę ir U prieš laikrodžio rodyklę. Štai matome, kaip gražiai krašto spalva žalia geltona apsikeitė vietomis ir sudarė gražią pliuso dalį. Štai jau turime vieną ir antrą pliuso dalį, liko dar dvi. Na, ieškokime žalio oranžinę. Štai žalio oranžinė. Kartojame vėl tą patį išmoktą veiksmą, tiesiog nusileidžiame į apačią. Mums reikiamą kraštą, nukeliame jį pasukimu ties reikiamos pliuso dalies ir apverčiame. Štai matome, kad oranžinė ir žalia vėl yra susikeitusios vietomis. Vėl naudosime mūsų ką tik išmoktą formulę. F prieš laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę, L prieš laikrodžio rodyklę ir U prieš laikrodžio rodyklę. Dabar mums trūksta tik žalio, balto krašto. Štai jis iškart čia. Mums labai pasisekė. Vėl apverčiam, kad jis pakiltų į viršų, ties reikiamo pliuso vieta. Matome vėl apsivertęs, naudojam tą pačią formulę. F prieš laikrodžio rodyklę, U palei laikrodžio rodyklę, L prieš laikrodžio rodyklę ir U prieš laikrodžio rodyklę. Gal jau pastebėjote, kad mes naudodami formulę žiūrim visą laiką į tą sieną, kurioje naudojame tą formulę. Nepasukame kubo kažkur taip, nieko neverčiame, tiesiog laikome priešai save ir naudojame formulės. Taip, dabar mes jau turime visą pliusą. Gražiai susidėjus mums. Jeigu kas neišėjo ar ko nespėjote, nepanikuokite. Pažiūrėkite šią vaizdo dalį dar kartą ir dar kartą, kol perprasite, kaip veikia kubas.